Labadiena, Lietuvos ryto televizijos eterėje savivaldos rinkimų debatų laida ir šiandieną dar kartą rinkėjams prisistato kandidatai į Elektrėnų merus. Ir tai yra partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas į merus Algimantas Adomaitis. Sveiki. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas į merus Kęstutis Vaitukaitis. Gerą dieną. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į merus Viktoras Valiušis. Sveiki. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į merus Vytautas Vėželis. Labadiena. Ir Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į merus Arvydas Vyšniauskas. Labadiena. Gal kiek primiršo jūs rinkėjai po praėjusios laidos, tai neprašysiu jūsų prisistatyti asmeniškai, bet išdėstyti jūsų kaip būsimo mero viziją, kokie turėtų būti Elektrėnai ir Elektrėnų visas rajonas, Elektrėnų savivaldybė, tiksliau sakant, po 4 metų, po kadencijos, kurią jūs kaip meras dirbsite. Tai prašau nuo Algimanto Adomaičio. Labadiena. Klausimas tikrai sunkus. Pasistengsiu, kad nenukopijuotų nuo manęs sekantis. Aš manyčiau, ką mums reiktų padaryti. Pirmiausia, kad po 4 metų žmonės sakytų, va, einu pas merą, einu pas kažkokį tai valdininką, mane priims, mane išklausys, mane supras, į mano nuomonę atsižvelgs. Pirmas dalykas. Antras dalykas, manyčiau, kad mes per tas 4 metus išnaudosim Elektrėnų miesto ir savivaldybės potencialą, kuris šiuo metu nėra pilnai išnaudojamas, tai yra investicijom, turizmui, patogiam, saugiam gyvenimui, kad grįžtų mūsų vaikai, grįžtų iš užsienio, grįžtų Elektrėnų su mielu noru, turėdami darbą, žinodami, kad mes jų laukiam, žinodami, kai jie čia ras supratimą, gerą uždarbį, patogų, gerą gyvenimą savo ir savo vaikams. Jūsų vizijose Elektrėnai kaip pramoninis miestas, ar labiau kažkoks turistinis taškas, ar nežinau, koks darbininkiškas rajonas? Nu, mūsų miestas kaip pramoninis baigėsi kartu su elektrinė, kuri šiuo metu praktiškai tik vienas blokas tebedirba. Tai tos pramonės tiek ir tebėra. Pramonė yra išdėstyta mūsų periferijoje, tai daugiau Kietaviškėse seniūnijoje ir Vievyje. Tai ten yra stambios pramonės nėra, yra daug logistikos centrų, smulkesnių įmonių, yra paukštynai, yra malūnai. Tai tokios pramonės, kuris, sakykime, teršta aplinka pas mus nėra ir mes turbūt nenorim, kad jos būtų. Nu ir kitas dalykas, mes turim tikrai nuostabią gamtą, nuostabias apylinkės, kurios laukia dar savo investuotojų, kad čia būtų ir turizmo, ir pramogų centrai. Mes turim vienam pakrašty Elektrėnų vieną upę Neris ir Neries regioninis parkas, kitame pakraštyje Nemunas. Tai labiau turizmo orientuotumėtės daugiau? Taip, tai aš manyčiau, kad būtų būtent turizmas ir ypatingai kaimo turizmas. Ten yra nuostabios vietos, Vilniečius ir Kauniečius ir kitus. Elektriniečiai žino, bet, sakykime, šitų didmiesčių gyventojus kviesčiau pasidaryti po tas vietas, kur mūsų ribojasi savivaldybė su nacionaliniais parkais. Ačiū. Kęstutis Vaitukaitis ir jūsų vizija. Labadiena dar kartą. Sekmadienis, šeimininkės paruošė gerus pietus, aš manau. Visi pietauja ir žiūri televiziją, taigi sveikinu visus gyventojus savivaldybės. Ir buvo klausimas trupučiuką netoks, ne apie viziją, bet ką jūs pasakysite po 4 metų. Tai turbūt, jeigu būčiau išrinktas meras, būtų malonu, kad drąsiai galėčiau žvelgti kiekvienam rinkėjui, kuris pasitikėjo arba pasitikėjęs manimi į akis ir pasakyti, kad padariau viską, ką galėjau padaryti. O padaryti yra ką. Ir aš manau, kad Elektrėnų ta geografinė padėtis, esant tarp Vilniaus ir Kauno, tikrai turi būti išnaudota. Išnaudota tai, kad pas mus yra puikios, geros vietos ir prie ežero ir kitose vietovėse mūsų savivaldybės. Taigi mes tikrai negalim lenktyniauti nei su druskininkais, nei su Palanga, bet vienos dienos praleidimui arba 2 dienų savaitgalių praleidimai mes tikrai turime sudaryti sąlygas. Pirmiausia, mūsų gyventojams, kurie gyvena mūsų savivaldybė, o po to ir mūsų svečiams. Aš klausiu ir apie viziją, jūs sakot, netoks klausimas buvo. Aš stengiausi atsakyti. Tai po 4 metų kokie Elektrėnai bus, kai jūs taip stengsitės?
turizmo kažkoks objektas labiau negu dabar, ar kokia savivaldybė? Aš manau, kad ir šiandieną vis dėlto mūsų, jeigu žiūrint į patį miestą Elektrėnų ir ne tik tai, ir Vievis, ir kiek kūrėsi sodybų, statosi naujų kvartaliukų, naujų namų, kuriuose įsikūrė jauni žmonės ir tikrai nemažai dirba Vilniuje, tai tikrai jis toks didelis. Tiek, kiek turi šiandien pramoninių potencialų, tikrai gali dar kurtis ir daugiau, bet tai turėtų būti geras, malonus gyventi tiems žmonėms ir daugiau mėgamasis, ne tai, kad pramoninis ar kažkoks tai išskirtinis turistinis ar kurortinis miestas ar savivaldybė. Ačiū, Viktoras Valiušis. Tikrai nemanau, kad Elektrėnai taps kurortu arba žemės ūkio, kur žemės ūkis dominuoja. Vis dėlto pramonė bus dominuojanti. Tačiau svarbu ir tas. Svarbu ir turizmas labai svarbus, ir žemės ūkis, kuris yra, taip pat yra labai svarbus. Taip pat tikrai nenorėčiau, kad Elektrėnai taptų Vilniaus miegamoju. Norėčiau, kad Elektrėnuose gyvenantis žmonės turėtų darbą pačiose Elektrėnuose. Taigi po 4 metų manau, kad mūsų savivaldybė bus visų pirma demokratiškesnė, žmonės geriau jausis ir čia geriau jausis jauni žmonės, kurie norės grįžti į Elektrėnus ir čia jiems smagu bus gyventi. Taigi tokia trumpai ta vizija. Ačiū. Vytautas Vėželis, prašau. Labą dieną. Aš tai galvoju taip, kad mūsų Elektrėnai prie Marių labai geras susisiekimas, gausim tikslinės teritorijos pinigų daug. Tikiu, kad po 4 metų visos investicijos, ką mes numatę atnaujinti, ir ledo rūmai, ir viešas erdvės, keliai sutvarkyta, kaimuose keliai bus žvyruoti ir asfaltuoti. Žmonės jausis neskriaudžiami arba mažiau skaičiami, šildymo kainos bus mažesnės. Grįž mūsų vaikai iš užsienio. Turės darbo, o darbo galima turėti, pavyzdžiui, žemės ūkį. Rojus Lietuvoje. Lietuvoje. Taip, jeigu žiūrėsit mūsų programą, mes už... Tai matot, programa yra viena, o darbai realūs. Darbai, tai tikiu, kad tie darbai bus padaryta, pinigai bus efektyviai panaudota į kelią, į tiem, kur priklauso. Biurokratinė našta verslininkam būtų sumažinta. Tiek trumpai. Arvydas Vyšniauskas, prašau. Aš manau, kad tikrai vizija Elektrėnai turi, tikrai strateginė vieta labai svarbu ir jinai yra labai rimta, gera, be abejo, išnaudoti reikės. Antras dalykas, tai manau svarbu, kad tikrai šitoj savivaldybėje Elektrėnų, manau, po 4 metų reikia pasiekti, kad žmonės sakytų, šioje savivaldybėje yra patogu, gera, saugu gyventi, yra darželių, užtenka darbo vietų ir tikrai norisi visada grįžti iš didžiųjų miestų ir mum, ir mūsų vaikam, ir gyventų skaičių, kad pas mus tikrai savivaldybėje augtų. O kitas dalykas, manau, kad sakytų dar dalyką po 4 metų, kad ta komanda, kurią meras atsivedė, dirbo visai savivaldybei, dirbo visiems žmonėms ir rezultatą jie pasiekė, kadangi tikrai daug patogiau, daug geriau su visais kalbėtis ir vyksta bendravimas pilnai su visais, su kiekvienu gyventoju, su visais tarybos nariais, su visa bendruomenė. Ačiū. Dėkoju. Kaip jūs ketinate gerinti dabartinių rajono sporto bazių būklę? Kaip plėtosite sporto infrastruktūrą? Tai pradėkim, štai Elektrėnų, tarkim, futbolininkams reikia naujo kokybiško stadiono. Tai ar žadate jį įrengti, kada, už kokias lėšas? Tai pradėkim nuo Algimanto Adomaičio, prašau. Taip, ateina lėšos yra numatytos Elektrėnų stadiono atnaujinimui. Gaila, kad kaip dažnai būna blinas, tas buvo prisvilintas iš karto su Elektrėnų stadionu. Kasgi jį prisvilino? Tai prisvilino projektuotojai, kurie, sakykime, buvo
užduotis duota ir aš mažai kas mėgsta dalyvauti tų projektų pristatymui. Man teko dalyvauti, kadangi šiuo metu mūsų komandoje yra labai daug sportininkų, kurie tikrai serga už sportą Elektrėnų. Nu, ir aš tam, sakykime, stadiono projekto pristatymę pamačiau ant tiek daug klaidų, kad mus tiesiog šiurpas apėmė. Dabar nežinau, gal mano prelegentai, ir meras, ir administracijos direktorius mane patikslins, bet tas stadionas yra apsemiamas, projekte visiškai tai yra neįvertinama, kadangi jis nuo ežero lygio skiriasi 60 cm. Ten yra bandoma prie to stadiono įtraukti į kitą vietą, bandoma statinių pristatyti ne visai reikalingų, sakykime, stadioną, tai yra jo projekto vertė auga, o efektyvumas turbūt bus toks patys. Kai buvo užsiemamas, taip gali būti ir užsiemtas. Tai ką jūs darysite su tuo projektu? Tas projektas reikalingas visiškai naujas. Iš principo jis turi būti visiškai kitoks. Jeigu taip, bet čia papildomos lėšos, jūs suprantate? Ne papildomos. Jeigu projektuotojai būtų susitikę su tais, kurie senais elektriniečiais, su sportininkais, būtų su jais pasiaiškinę ir tiesiog iš jų gavę tam tikrą informaciją, tikrai tokių klaidų būtų nepridaryta, kaip yra pridaryta dabar. Nesusitiko, tai vadinasi, reikės perprojektuoti. Taip, reiks jį. Tai ką jūs manot, už dyką tai bus padaryta? Ne už dyką, bet tai dabar, jeigu projektas išliks koks dabar yra, tai mes ten padėsim pinigų kelis milijonus ir turėsim lygiai tą patį, ką turim dabar. Tai yra užsiemama pavasariais arba po didelių liūčių stadioną. Kęstutis Vaitukaitis, prašau. Čia aš nežinau, apie kurį blydą kolega kalbėjo prisvilusį, ar apie tą, kur praeitoj kadencijoje, kai buvo vicemeru ir jisai suprojektavo už 9 milijonus. Projektą padarė, kurio neįgyvendom ne už praeitoj kadencijoje, ne praeitoj. Tai dabar šioj kadencijoje projektas yra ruošiamas, tik tai rengiamas dar. Ir aš tikiuosi, kad jis tikrai bus įgyvendintas ir jis nėra kažkoks tai prisvilęs blynas, tikrai geras blynas. O šiandien, kad mes turime stadioną unikalų tuo, kad jame plaukio gulbės ir upės ir antys, tai iš tiesų yra sudėtinga situacija. Tai, kad jisai, jeigu norime... Gal ir futbolininkai gali paplaukėti kartu su gulbėm, ne? Galėtų ir valiai. Tačiau iš tiesų nėra, ta tema nėra tokia paprasta ir taip, kadangi šitas programavimo periodas europinių lėšų, kuris 14-20 metų, ten sporto stadionam, aikštynam iš vis lėšų negauna. Todėl mes trupučiuką ir gudraujame ir tą visą kompleksą, stadioną, sporto mokyklą, aikštę centrinę, įvažiavimą į miestą apjungiame į vieną ir darome kaip visos centrinės dalies Elektrėnų miesto renovacijos, rekonstrukcijos projektą. Taigi aš manau, kad šitas projektas, kuris dar šiandien nėra ir patvirtintas, yra derinamas, tačiau jisai buvo ir pristatomas visuomeniai, bet netgi tarybos narių į pristatymą netėjo nei vienas susipažinti su tuo projektu. Taigi aš manau, kad tai yra... Kodėl jūs keliat ranką? Jūs buvote? Pirmame pristatymė nebuvo nei vieno žmogaus. Viktoras Valiušis, prašau. Tai aš noriu pasakyti, kad dabar visas viltis dedamas yra į europinius pinigus ir mes tikimės, kad tų europinių pinigų gausime pakankamai ir galėsim tos objektus sutvarkyti. O jeigu negausite? O jeigu negausim, tai bus blogai. Tai visų pirma, reikėtų pradėti nuo sporto strategijos sukūrimo. Deja, praeitos kadencijos dauguma taip ir nesugebėjo parengtos strategijos ir šiandien savivaldybė iš tiesų tai srityje yra savotiškas chaosas. Mes skiriam labai daug pinigų, gal mūsų kaimynai tai būti proporcinė tiek sportui neskiria, kiek Elektrėnai skiria, bet rezultatai dėja nėra labai džiuginantis. Antras dalykas, ne vien tik tai Elektrėnai yra, Elektrėnų miestas yra Elektrėnų savivaldybė, yra ir Vievis, kurio dideli futbolo entuziastai, jie savo lėšomis, bet jie patys, reiškia, organizuojasi ir kūrė aikštyną futbolą. Vytautas Vėželis, prašau. Aš irgi galėčiau pasakyti, svarbu efektyviai išnaudoti visą šitą ES paramą, kad būtų pinigai nueitų ten į tuos stadionus, į vandens pramogas, ledo rūmus, kad nueitų ten, kur priklauso. Bet ar teisinga remtis tik tai tą europinę paramą, jūsų manimu? Ne, tai aš galiu pasakyti kitaip. Aš siūlau remtis
kad būtų kam sportuoti. Jeigu mes maitinsimės genetiškai modifikuotais organizmais, ar žinot, ką reiškia, pavyzdžiui, į bulvės geną įveda kiaulės ir gaunasi toks augalas, kuris nebijo ligų ir kenkia ateities. Su kiauliam gaunas vedarai, va čia pasufleruoja. Tai va čia yra genų inžinierija, dabar jeigu mes nesveikai maitinsimės, tai nebus kam sportuoti. Tai aš siūlau... Kaip jūs, nesuprantu, tai nereiškia ne infrastruktūrą gerinti, bet kažkokią sveiką gyvenseną propaguoti. Ir sveiką gyvenseną, bet infrastruktūrą jau sakiau, 16,5 milijonų turi būti panaudota efektyviai, kontrolė užtikrinta, verslui sumažinta biurokratinė našta. O ten turi daugiau ką pasakyti, bet jau baigėsi laikas. Arvydas Vyšniauskas, prašau. Kalbant apie sporto, mūsų iš tikrųjų vizijas ir galimus gyventi projektus, reikia paminėti, kad pirmą mes tikrai jau tęsėme antro ledo rūmų etapo gyvenimo procesą, rekonstrukcija, jinai vyks, kadangi yra skirtos investicijų programoje lėšos ir kitų metų projekte vėlgi bus. Kalbant dėl stadiono, tikrai projekte nėra numatyta ir tikrai nebus, kad jame reikės vėl braidžioti su guminiais batais ar plaukios gulbės. Tai manau, tie dalykai numatyti, apie tai kalba visi. Ir šis projektas be abejo bus padarytas ir tikrai mes nesiekime, kad jisai būtų bent tokio lygio, kad mes žaistų įvairūs klubai bent aukščiausio lygio europinio, tai manau to ne, bet turime, kad būtų bendruomenė mūsų sportuojanti ir aktyviai dalyvaujanti. Taip, pas jūs dabar bala toj vietoje, tai vienas kažkas negerai suprojektuota, tai ką jūs į kitą vietą perkeliate? Šiai dienai galiu pasakyti, projekte yra numatytas ir drenažas, viskas yra suprojektuota, nes realiai lėšos bus numatytos iš tikslinių teritorijų lėšų, kaip minėjo ir kolegos, kuriuose numatyta būtent tvarkyti mūsų miesto centrinę dalį. Čia buvo kalbama apie lėšas, kaip tik paskutinis pasisakytojas kalbėjo, bet mes neturim tikrai sporto strategijos. Tos didelės lėšos dažnai nueina visai ne pagal tikslą, neturim prioritetų. Paprastai tos lėšos kartais nueina ten, kuris, sakykime, aš jau minėjau pereitą sykį, tai yra partinio nepotizmo dėka nueina ar vienai ar kitai, sakykime, kažkokiai įmoniai ar organizacijai, kuri yra arčiau tuo metu esanti valdžios. O šito negali būti, turi būti patvirtinta strategija, prioritetai ir ta kryptimi turi būti dirbama. Kęstutis Vaitukaitis, prašau. Mes čia trupučiuką žaidėm su futbolu, su stadionu. Iš tikrųjų, tai mūsų savivaldybė gana sportuojanti ir turime gerų rezultatų ir kitose sporto šakose. Tai toks kaip ledo rutulis, vis dėlto galim sakyti, kad Elektrėnai tai vos ne ledo ritulio lopšinė, dziudo puikūs rezultatai ir kitų sporto šakų. Tai mūsų ta našta, kuri yra tikrai našta, galiu pasakyti, jeigu didieji miestai gali savo bazės išlaikyti ir ten tikrai procentaliai vaikučių ateina iš didžiosios miestų tikrai mažiau nei pas mus lanko. Tai tikrai mūsų tikslas turėtų būti, kad galėtų daugiau užimtumo ir daugiau vaikai, mūsų jaunimas ir ne tik tai jaunimas, galėtų pasinaudoti tos bazėmis. Tai mes čia gal šiek tiek visi mes šioje tribūnoje esame tam tikro lygio politikai ir buvę vienose ir kitose kadencijose. Ir aš manau, kad šiek tiek mums reikėtų daugiau tartis ir labiau susitarti. Ir pavyzdys mūsų ledo rūmų rekonstrukcijos pirmas etapas tikrai per didelės lėšos, kadangi mes dar prisidėdami prie europinių savo savivaldybės dar 6 milijonus, praktiškai išnaudojom visą limitą skolimuose, tai sakyti, kad mes labai daug galėsim prisidėti prie būsimos stadiono rekonstrukcijos, turbūt ne visai tikslinga, kadangi mums jau ir skolimuose limitai nelabai leidžia. O tai kaip jūs čia taip, kodėl čia taip atsitiko? Tai ta prasme, jūs kažkaip neteisingai suskaičiavote, kiek reikia to ledo rūmų? Matot, būna visaip istorijoje, tai čia atsigręžti atgal galima, bet nežinau tiesiog... Klaida jūsų buvo? Kaip? Klaida jūsų buvo? Nu, aš nežinau, aš iki 2007, aš buvau meru iki 2007 metų ir palikau investicinį projektą ledo rūmų rekonstrukcijai 12 milijonų. 11 metais atėjęs po tos kadencijos, kad turėjau laisvą laiką gerą, pagalvoti, pamatyti, jisai išaugo virš 26 milijonų. Brango statybos nebejotinai augo kainos. Ir projektas buvo padidintas su restoranais, su viskuo. Ko reikėjo po 11 metų atsakyti restoranų, papildomų statybų ir kitų dalykų. Aš žinau, čia galėtų gal labiau tie, kurie toj kadencijoje buvo atsakyti. Reikia į priekį žiūrėti. Dar labai įdomus pas jūs stovi toks objektas, atrakcionų parkas Vaikų pasaulis. Čia turbūt legendinis visoje Lietuvoje, tokio nėra jau daugiau, aš taip įtariu, ar ne? Nebėra, nebebus.
Tai vieniem gyventojams jis gražus, kitiem nelabai, vieni sako gadina vaizdą, kiti sako, kad yra visiškai nesaugus. Žinau, kad irgi planuojama įsisavinti ES investicijas tam, kad sutvarkyti šitą vaikų pasaulį. Jeigu nepavyktų gauti tų investicijų, tai savivaldybei tektų pakloti beveik 1,5 milijono eurų šito vaikų pasaulio sutvarkymui. Tai kokia jūsų vizija šio objekto atžvilgiu, nes taip pat tuo garsėjate Respublikoje. Pradėkim gal nuo jūsų. Gal mes tada čia prie tų pačių sporto ir visokių tų infrastruktūros objektų nefiksuokim laiko kiekvienas. Tai čia galime ir apie sportą, kadangi ten viskas pakankamai susiję yra. Šitas visas kraštas, Elektrėnų miestą, jisai turi būti sporto, mūsų vasaros, reiškia tokia žmonių vieta, kur galėtų sportuoti, taip, vandens sportas ir taip toliau. Tai tame tarpe tas pusiasalis, kur dabar atrakcionų parkas. Tai aš nemanau, kad savivaldybė, kad nors savo lėšomis, kadangi nuo 20 metų aplamai tie europiniai pinigai praktiškai baigėsi ir reikės gyventi iš savo biudžetą, pajėgs sutvarkyti, be investicijų, be privataus kapitalo investicijų bus tikrai sunku ten padaryti kažką. Šiandien yra tokių vilčių, yra, kad ten šiek tiek ateis ir europinių pinigų, ir privačių pinigų, žiūrėsim kaip šiek tiek. O dėl sporto, jeigu aš būčiau meru, sakysim, tai aš pirmiausia, ką padaryčiau, tai suvienyčiau sporto visuomenį. Šiandien yra suskaldyti. Ja. Yra susikūrus, reiškia, sporto klubo asociacija, kuri tokiu būdu savo interesus, reiškia, sporto klubai pradeda ginti, kadangi yra nesusikalbėjimas su administracija. Administracija skirsto lėšas. Administracija turi omeny savivaldybės. Savivaldybės administracija dėja pažeisdama šiek tiek tvarką galiojančią ir toj vietoje yra konfliktas ir reikia iš tikrųjų susėsti su visų šakų sporto atstovais ir kalbėtis ir rasti tos geriausius sprendimus. Arvydas Vyšniauskas, prašau. Asociacijos atstovai yra toj lėšų skirstymo komisijoje. Prie lėšų skirstymo tvarkos taip pat prisidėjo ir tikrai nėra, kad jie paskirsto lėšas, pažeisdami tvarką ir įstatymus. Tai noriu tą atsakingai pasakyti. O grįžtant toliau truputėlį gal prie atrakciono parko, minime, tikrai jame bus padaryta ir tarybos nariai ir visuomenė supažinita, kad šioje teritorijoje matyti, kad būtų galima vystyti tikrai aktyvų į tą mūsų aktyvų poilsį. Ir privatus investuotojai taip pat dairosi ir teikia pasiūlymus. Ir manau, tikimybė ir miniatiūrų parkos rasti, ir geros, normalios lauko scenos prie mūsų marių, ir kiti dalykai, kuriuos mes sugebėsime pritraukti, yra realūs. Ir galbūt, aišku, nebus tokių dalykų, kurie gal buvo mūsų atrakciono parkoje, galbūt nebus tų kalnelių amerikietiškų, bet manau, tokie dalykai kiti egzistuos, bus padaryti, kadangi jau aiškumas yra būtent, kad, kaip ir minėjote jūs, kad 1,5 milijono eurų iš tikrųjų yra numatyta būtent per tikslinių teritorijų lėšų finansavimo mechanizmą ir tai bus padaryta. Vytautas Vėželis, prašau. Dėl vaikų pasaulio galiu pasakyti, kad buvo gražu prieš daugelį metų ir aš važinėjausi to apžvalgos ratu ir kiti atrakcionai. Viskas priklauso nuo pinigų. Turėtų būti sutvarkyta. Bet dabar turbūt ne vienas nepaminėjo, kad mes šiemet išnuomavom, jau ten bus aptvarkyta teritorija, drakonų bus. Dinozaurų. Tai čia tik laikinas. Tai bet tie gargarai stovi, kur nežinia, ar galima jais suptis dar. Gal bus apdažyta, aptvarkyta. Taip, o dabar mes dėl sporto tai turim pasidžiaugti visi, kas važiuoja Elektrėnuose, ledo rūmai. Nuostabus, baltas, iš viršaus jau stogas labai gražus. Iššūkdėm dar, kas paraitį Dainių Zubrų. Labai gražu pažiūrėti, kad vaikai čiuožia, mažas mergaitės, pasiekimai geri ir ledo ritulnikai jauni auga karta nauja. Žinoma, viskas ateityje. Tikrai šitas jaunimas, kuris už mane sėdi, sulauks. Tai be tų dinozaurų dar tame vaikų pasaulyje, ką nors darysite, jūs jeigu meras būsite? Reikia pinigų. Jeigu bus gauta pinigų, tai ir miniatiūrų parkas gali būti. O vizija turit to parko, tai pinigai yra pinigai, o kokia vizija to parko, kas ten turėtų būti? Vizija. Galėtų būti ir miniatiūrų parkas.
Čia, kad būtų aiškumas, elektriniečiams tai viskas yra aišku turbūt. Bet šitas parkas, man buvo įkurtas Lietuvos elektrinė. Jį įkūrė ir eksploatavo ilgą laiką. Ir darbuotojas tiesiog remontavo. Lietuvos elektrinė tuo metu buvo labai socialiai atsakinga įmonė, daug davė Elektrėnų miestai. Dėja, šiai dienai šita įmonė yra praktiškai ardoma, greunama, o vadovybė visai nesidomi Elektrėnais ir viskas yra palikta savivaldybė, o tai savivaldybės galimybės nėra tokias didelės. Tai mes iš tikrųjų turime čia iš šalies pritraukti investicijas ir europinius pinigus. Prašau, Kęstutis Vaitukaitis ir baigiam. Tiesiog tokioje puikioje šalyje gyvenam, bet trupučiuką būna ir paradoksų. Prieš porą metų mes, kada bandėme kai kurios atrakcionus paleisti, mechaniškai dar juos buvo galima atgaivinti, tačiau norint turėti atsakingą darbuotoją, kuris galėtų tai eksploatuoti, dėja Lietuvoje nėra tokių atestavimo firmų, ar kaip jie čia įvardinti, kad galėtų atestuoti tokį žmogų, kuris galėtų dirbti su tokiais atrakcionais. Taigi, pasirodo, kad mes ne viską galime ir savivaldybė, ir dėja tokia situacija nepalanki. Buvau kažkada nesenai, gal prieš kokius metus, tai žinokit, nenoriu aš važiuoti jūsų atrakcionais. Bet jie yra labai žavus. Nu, žavus tai tikrai, bet jau... Prieš metus jau neveikia. Nu, čia kokiam nors ekstremalam, gal kokiam, va, čia tokiam adrenalino ištroškusiam. Gerai, kita tema, kuri Elektrėnų savivaldybei labai aktuali ir buvo daugybę metų ir piketai, ir mitingai, ir įvairios peticijos, ir teismai, ir taip toliau, Kazokiškių sąvartynas, į kurį važiuoja visos Vilniaus regiono atliekos. Tai kokia jūsų nuomonė dėl šio sąvartyno ir ką jūs galite pasiūlyti tiems gyventojams, kurie jau eilę metų mina slenkščius ir sako, kad ten jiem ir kvapai, ir žodžiu, ir apskritai, kad, na, regione esantis sąvartynas, tai iš tiesų yra bėda. Tai pradėkime nuo Algimanto Adomaičio, prašau. Taip, elektriniečiai turbūt prisimena, kad aš buvau tikrai pirmasis ir vienintelis, kuris pradėjo šio klausimu domėtis ir pradėjo aiškintis pavojus. Tie pavojai, kai kurie pasitvirtino, kai kurie galbūt gavosi šiek tiek švelnesni, negu mes prognozavom. Tai kvapai išliko, paukščiai išliko, aplinkui gamta yra sugadinta, bet esmė yra ne tame. Atliekos ir šiukšlės jos buvo ir bus. Aš manyčiau, kad viena savivaldybė tikrai nepajėgi įtakoti tą būtent sąvartyną, tai aplinkiniai gyventojai gauna pakankamai nemažas kompensacijas už tos nepatogumus, bet, sakykime, savivaldybė reiktų ką? Savivaldybė esanti labai netoli sąvartyno, moka pakankamai didelės įmokas už tas ten talpinamas šiukšlės, o savivaldybei reiktų turbūt galvoti šiuolaikiškai ir stengtis ir inicijuoti atliekų rūšiavimą, kad kuo mažiau tų nerūšiuotų šiukšlių pakliūtų į sąvartyną ir gyventojai mokėtų mažiau. Jeigu bus dar proga, aš galėsiu pasakyti, kaip aš matau tą rūšiavimą. Kęstutis Vaitukaitis, gal mes apskritai apie atliekų tvarkymą pakalbėsime išsamiau šiek tiek. Prašau. Tai kalbant apie šią dieną atliekų tvarkymą, tai jūs šiek tiek ne visai teisi, kad Vilniaus atliekos važiuoja į tą sąvartyną. Turbūt daugiau nei 60-70% Vilniaus atliekų važiuoja į Klaipėdą ir jau kokie 5 ar 4 mėnesiai ir ten jos deginamos, čia atvažiuoja tik tai maža dalis. O prisiminus tą sąvartyno pradžią, kaip jis ten atsirado, tai jis neatsirado tuščioje vietoje, tai buvo išeksploatuotas karjeras, nerekultivuotas karjeras. Jame buvo 20 metų Elektrėnų miesto ir Vievio miesto vežamos atliekos, be jokių pagrindų, be jokių ten drenažų, be jokių kitų gamtosauginių priemonių įdiegtų. Taigi, kada reikėjo apsispręsti, kai buvo uždarinėjimas jau Kariotiškių sąvartynas, prie jos viena iš tų vietų buvo pasirinkta čia. Taigi,
pats atliekų tvarkymas, aš manau, kad šiandien jau kalbėti tas, kas buvo, reikia žiūrėti į priekį. Ir tai, kad Vilniaus mieste yra statoma moderni rūšiavimo įmonė, kurioje tikrai iš jos liks labai mažai, kas keliaus į sąvartyną. Tuo pačiu aš manau, kad ir deginimo įmonė atliekų, tos, kurios dar liks po rūšiavimo, bus pastatyta. Taigi šio sąvartyno perspektyva tokia, kad jisai tikrai nebus toks, koks yra. O šiandien nauda tai, kad gaunama išmokos ir gyventojams kompensacijos tie, kurie gyvena arti sąvartynų, tuo pačiu iš tų pačių dujų, kurios susidaro sąvartynę, nutiestos trasos trasa iki Vievio ir Vievio miesto, tuo pačiu ir, kadangi bendra sistema, šildymo sistema, gaunama pigi šilumos energija. Tai nieko čia blogo tos sąvartynos, kaip suprantu. Yra vienas dalykas. Ką norit pasakyti, prašau? Aš noriu pridėti dar vieną. Tas sąvartynas yra išeksploatuoto karjero vietoje. Pasaulyje nėra nei vieno sąvartyno, kuris būtų įrengtas karjerė išeksploatuotam. Tas karjeras randasi tarp dviejų mūsų upių, tarp jų baseinų, tarp Nemuno ir ir Neries. Eksploatuoti baigė tą karjerą todėl, kad prisikasė prie požeminių vandenų ir šaltinių. Šiuo metu ten yra 100 tonų slegia šitą vietą, atseit, kad ten yra įdengta plėvelė, bet kuriuo momentu gali trūkti. Kiek aš kartų prašiau ir inicijavau tą atliekų tvarkymo centrą, kad atliktų tyrimus, kaip atrodo ta plėvelė, ar jinai gali toliau laikyti ar negali, ar bet kuriuo momentu gali pratrūkti ir užteršti, reali grėsmė užteršti 2 baseinus, Nemuno ir Neries. Tai būdamas mero, mano pirmas darbas būtų vis tik tai atlikti tyrimus ir tiesiog tą pavojų ar patvirtinti, ar nepatvirtinti ir imtis priemonių atitinkamai. Čia yra didelis pavojus. Pusiai Lietuvos yra užteršti vandenius. Viktoras Valiušis, prašau. Noriu pasakyti, kad bet koks sąvartynas, koks jis bebūtų modernus, jis nėra geras dalykas, ypač šalia gyvenantiems. Ir šito sąvartyno plėtrą reikia stabdyti. Visom galimybėm reikia stabdyti. Bet dėja, mes esame įkaitai Vilniaus savivaldybės, nes įmonė yra regioninė. Ir 85% akcijų Vatsato priklauso Vilniaus savivaldybė. Vilniaus savivaldybė bankrutuoja, įmonė taip pat yra bankroto būsenai. Visiško bankroto būsenai. Jeigu tai būtų privati įmonė, būtų subankrutavusi. Todėl tie projektai, kurie jau eilę metų turi būti vystomi, tai yra biologinių atliekų rūšiavimo gamykla, atliekų deginimo gamykla, kurios turi būti pastatytos Vilniuje, regioninės įmonės, jos iki šiol nėra pastatytos ir visas atlikos, dabar jau šiek tiek Klaipėda nuėjama, vežamos į tą sąvartyną, sąvartynas plečiasi. Tai yra labai, labai negerai. Bet čia turbūt turėtų įsikišti vis dėlto vyriausybė ir iš Vilniaus ar perimti, aš jau neįsivaizduoju. Ar tas Vilnius taip atsigaus? Ar jūs kaip meras kažką padaryti galėtumėt jūsų manimų? Aš vis dėlto inicijuočiau gal tarybos, kad galbūt iš tikrųjų tą sąvartyną jo globą perimtų vyriausybė, aš nežinau, nes kol kas per 4 metus, kiek buvom, Vilnius iš esmės nieko nepadarė tų klausimų. Vytautas Vėželis, prašau. Aš galiu pasakyti, kad čia tikrai labai skaudi tema ne tik kazokiškių gyventojams ir Vievio aplinkinių kaimų. Ir dabar taip pasakyti, nebusiu populistai, negaliu sakyti, kad paimsim ir uždarysim. Įdėta ES milijonai ir mums tuo turbūt neišeis padaryti. Dabar kas blogiausia? Ten yra 33 hektarai plote bus sąvartynas toliau plečiamas. Kitos išeities nelabai matau, bet kaip yra blogiausia, kad mes maži akcininkai ir viską nusprendžia Vilnius. Aš irgi esu toj stebėtojų. Bet sąvartynas tai jūsų teritorija. Taip, mūsų teritorija. Mes iš pradžių galvojom, kad mes turėsim sąvartyną, mums šiukšlės nekainuos, niekas nekainuos. Vienintelė pagoda gyventojai ten aplinkinių kaimų Pilipiškių ir Alesnikų kitų gauna kompensacinės išmokas. Jie gauna ten po 100 000 keliam arteziniam gražiniam langus sudėti, šviesą sutvarkyti. Šitas va tik toks
yra. Bet čia gal reiktų jums kaip vietos valdžiai, sakykime, kalbėti apie kažkokias tai, na, tam tikras sąlygas gyventojams gyvenantiem, jeigu jūs sakot, sąvartynas plečiasi. Gyventojams taip galima pasakyti, jeigu būtų susitarta aukščiau, o Vilnius, visi didieji vadai degintų, rušiuotų ir į Kazokiškes ateitų tik pelenai. Nebūtų nieko baisaus. Gerai, kad panaudoja OVTD, surinkam tas sąvartyno dujas, panaudojam šildymui. Atpiginam šiek tiek šilumą.